Sveiki bičiuliai, tai keletą įžvalgų būtent apie gaisrą Kalifornijoje, Los Andžele. Bet irgi girdėjau ne vieną nuomonę, bet kas pamenat, gruodžio mėnesį, kai kalbėjau apie 2025 metų astrologinę prognozę, kad būtent, sakiau, sausio mėnesį ir vasario mėnesį mes galim sulaukti kažkokių tai įvykių, kurie būtent patrauks mūsų dėmesį, ne, kažkokių tai neįprastų įvykių. Tai va, vienas iš jų gaunasi pasireiškė, priskirčiau tą įvykį, ne, dėl to, kad ten visada būna, sakykim, toj vietoj net nėra neįprastas reiškinys, bet, sakykim, tokio masto, tai priskiriamas, ne, prie tokių istorijoje retų gaisrų, kai tiek buvo nekilnojamo turto, sakykim, sudeginta ir taip toliau. Tai va, tai vienas iš reiškinių ir siejamas, aš įsieju su Saturno planeta. Būtent Vedose, Šrimad Bhagavatam irgi yra aprašyta trečioji giesmėje, kad komentaruose ir Bhaktivedantas Svamis teigia vienas iš reiškinių, kad kai mes matom ryškiai negatyvias tokias planetas kaip Saturną, Marsą, aiškiai, tokiu atveju gali vykti kažkas tai tokio negatyvaus. Apskritai visatos istorijoje, kai dega miestai, tai neretas reiškinys, toks irgi toj pačioj Ramainoj, kas skaitė, kas girdėjo, kas matė. Ne, ten Hanumanas jis irgi degino Lankos miestą dėl to, kad ten visi buvo per daug prisirišę prie materialių dalykų. Tai va, tai neišimtis ir Kalifornija. Ne? Tai va, tai tiesiog dabar mes turėsim irgi ryškiai matomą Marsą ir tai irgi skaitosi nepalankus reiškinys, ne, kada dangui matosi ryškiai tokia planeta. Tai tokiu atveju irgi sausio antroji pusė arba vasarį irgi galim vėl sulaukti kažkokių tai negatyvių, tokių kaip pasaulinių įvykių. Aišku, būtent kurioj vietoj ten konkrečiai tai nutiks, tai jau nėra paprasta pasakyti, ne, ten žiūrima individualiai, bet čia ir neįmanoma, ne, fiziškai įžiūrėti kiekvieną miestą, kiekvieną šalį, bet tiesiog bendros yra tokios tendencijos ir aišku, kada žmogus jisai, sakykime, užsiema dvasinę praktiką, ne, kada jisai užsiema dvasinę praktiką, jisai stengiasi atsiduoti kūrėjui, reiškia, ne, jisai netoks pats iš savęs, ne, kad aš čia viską pats galiu gyvenime, aš čia viską pats žinau, tuomet ateina jam informacija visada, kad tam tikrų metų, ne, kad kažkokie tai ženklai, nes, kaip ir čia, lygiai tas pats, tai irgi yra ženklai, ne, tų planetų įtaka irgi visada yra ženklai, tai nėra, kad viskas tai būtų tiesiog iš niekur, tai irgi ateina pranešimai, ne, kažkokie tai perspėjimai, kad žmogus, tarkim, pasitrauktų kažkur į saugesnę vietą. Tai va, tai tiesiog norėjau pasidalinti tokiom įžvalgom, matysim, kaip bus, aišku, linkiu visiems ramybės, kad viskas ten praeitų sklandžiai, bet įdomumo dėliai tiesiog tokie pastebėjimai būtų. Tai ką, dėkuoju už jūsų dėmesį, būkit laimingi.